Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis. Šiandien yra 2025 m. vasario 3 diena ir antrą kartą jau bandau nufilmuoti 2024 m. pabaigtukus. Tai ir pradėkim. Prieš save matote tris labai panašius, beveik vienodus pabaigtus darbus. Tai yra Natalijos Lužanskos rinkiniai arba Suzirija Jedinoroga, du tokie kortelių dėklai ir štai toks paso dėklas. Paso ir kortelių dėklą baltus esu išsiuvinėjusi savo mamai, jinai aktyviai jais naudojasi, viduje yra dokumentai. Sau kol kas išsisiuvinėjau tik tai kortelių dėklą, mano paso dėklas dar prieš akis. Kadangi paso kol kas neturiu, naudojuosi asmens tapatybės kortelę, tai kol kas sau dar neišsisiuvinėjau. Kitas pabaigtas mano nedidelis darbas yra štai toks Margaritkos arba Margaritos Šelichovos autorinė schema katinėlis. Siuvinėtas metų pradžioje, labai smagiai šitie medoliukai einasi, turiu išsiuvinėjus dar bent kelis, bet ne visus, reikėtų paimti ir išsiuvinėti visus ir būtų pabaigtas bent kažkas, tai kaip visada vis dar nesutvarkyta antra pusė, bet tai irgi ateityje. Dar keletas mano nedidelių darbų. Tai pabandysiu parodyti turbūt visus vienu kartu Mill Hill rinkinius. Tai štai tokia krūvelė. Ir pradėsiu nuo štai šių nykštukų. Irgi pas Nataliją Lužanską užsakinėjau akrilinius paruoštukus šitiem nykštukam. Tai iš šitos serijos turiu išsiuvinėjusi kol kas 2, nors turiu visus. Ir visiems turiu paruoštukus, taip pat turiu visą baltąją seriją. Tai vėlgi reikėtų paimti ir išsiuvinėti, bet kažkaip tai vis atsiranda kitų darbų. Tai kas yra gerai su šitais akriliniais paruoštukais, kad juose yra kilputė, galima kabinti, bet taip pat kiekvienam rinkiny pagal pageidavimą galima užsakyti štai tokį padėkliuką. Nelabai matosi, nes permatomas. Ir bus galima pastatyti. Štai va taip. Tai gerokai pagerina, taip sakykime, galimybės dekoruoti namus, nes galima dekoruoti taip, kaip norisi pastatyti, norisi pakabinti. Tai štai. Dar visa drugelių serija, tai Blue Pansy Butterfly, Black Swallowtail Butterfly, Yellow Swallowtail Butterfly ir Monarch Butterfly. Monarch Butterfly siuvinėjau jau 3 kartą, anksčiau esu išsiuvinėjus 2 kartus šitą rinkinį, nes esu pasidariusi auskarus iš jų. Tai išsiuvinėjau dar kartą į kompaniją visiems šitiem kitiem drugeliam. Einam toliau. Kalėdiniai mano Mill Hillai. Tai mano draugės Astos dovanotas rinkinys Evergreen Sleigh. Šitą taip pat siuvinėjau prieš pat kalėdas, tai čia yra Painter's Palette. Ir štai toks Holiday Express. Nedidukas. Tęsame toliau su mažais darbeliais. Dar 2 Natalijos Lužanskos rinkiniai išsiuvinėti, tai yra štai tokios žvaigždutės. Tai turiu jas dar 2, beveik išsiuvinėtas, jose likę yra tik tai prisiūti vienoj karoliukus ir abiejose padaryti kordingą ir sutvarkyti antrą pusę. Tai štai tokios gražuolės. Labai smagiai siuvinėjasi, taip pat ant akrilinių paruoštukų. Kadangi norėčiau nykštukuose ir šitose žvaigždutėse antrą pusę prisiūti, tai vis neprisiruošiu.
Dar vienas iš mano pabaigtų darbų yra štai toks Vdachnovienė firmos drugelis. Siuvinėjimas taip pat ant plastikinio paruoštuko. Labai smagiai siuvinėjasi, kai pasiima, bet kažkaip man paskutiniu metu gana sunkiai jie einasi. Aš vis po truputį, bet siuvinėjau vos ne metus laiko. Bet jis pabaigtas, tai toks gražuolis. Dar viena pabaigta mano darbų serija, tai yra štai tokie žaisliukai Kalėdų dvasios, tai yra Olgos Dmitrenko autorinė schema. Jai pirkau medinius paruoštukus iš vienos ukrainietės, juos tonavau beicu ir štai tokie. Arkliukas, jautukas, avinukas, paukštelis ir žvaigždutė. Dar vienas mano pabaigtas darbas iš tokių įdomesnių darbų yra štai tokia eglutė su dovanėlėmis. Čia yra jos padėkliukas, kaip matot, vėlgi nesurinkta, nesuklijuota. Štai dovanėlės tokios. Tai į rinkinį ėjo mediniai paruoštukai ir schema. Šitą medinį paruoštuką taip pat tonavau beicu, nes man pasirodė, kad tamsiai ruda jinai bus gražesnė. Tai štai liko tik tai suklijuoti ir bus galima naudoti. Siūlai ir karoliukai yra mano. Kelsiu eglutę arčiau. Štai taip jinai turės atrodyti ateityje, kai aš ją suklijuosiu. Bet kaip matot, neradau tam laiko. Dar viena Jevgenijos Kolesnikovos vienas siuvinėtas rinkinys. Tai štai ant tokio padėkliuko turės tvirtintis. Šitas veltinys vaizduoja lizdą. Štai tokia višta. Su šitą, kad geriau matytųsi. Tai taip pat buvo medinis paruoštukas ir schema, visos kitos medžiagos yra mano. Tai šitam rinkiniui reikėjo taip pat ir 2 dydžių žvynelių. Tai va, ir taip pat prie jos dar eina štai tokie kiaušiniai. Toks. 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 Štai toks. Ir va toks. Tai vėlgi liko labai nedaug, tik suklijuoti ir bus galima Velykom papuošti namus. Labai norėjau pasidaryti 24 metų Velykom, bet kažkaip neįvertinau savo jėgų ir nespėjau, nes pasirodė pakankamai sudėtingas rinkinys. Toliau pažiūrėkime mano darbus ant audinio, ką pavyko pabaigti 24 metais. Tai štai čia yra pagal firmos Neocraft internete rastas schemas siuvinėtas darbelis, vadinasi voratinklis. Mintis šito siuvinio buvo, kad iš jo pasidaryti dėklą elektroniniai knygai, bet kaip matote, kol kas tai vis dar yra
tik išsiuvinėta ir nieko nepadaryta. Siuvinėjau ant 28 kaunto baltos spalvos sevo. Jame yra 3781 kryžiukas viso labo. Tai sausį pradėjau, sausį ir pabaigiau. Kitas mano pabaigtas darbas, tai yra štai tokia siuvinėtojos malda. Siuvinėta ant 32 kaunto Vintage Coffee Evo. Tai nedidelis darbelis, gana greitai išsisiuvinėjo. Jam turiu pernai 2023 metais išsiuvinėtą porinį darbą, tai štai tokį siuvinėtojos taisyklės, siuvinėtojos malda ir siuvinėtojos taisyklės, juos apiforminsiu panašiai, ne visai vienodai, bet panašiai, ir kada nors, kai turėsiu savo siuvinėjimo kambarį, tai norėčiau jais pasipuošti savo siuvinėjimo kambarį. Dar keletas nedidelių darbų, tai yra Lukas rinkiniai. Tai parodysiu vėlgi visus 4, nors iš jų išsiuvinėjau tik tai 2 šiemet. Kitus 2 išsiuvinėjau anksčiau. Tai yra štai toks Lukas namukas ir Lukas arkliukas. Abu siuvinėti ant rinkinyje buvusio audinio, rinkinyje buvusiais siūlais. Namukė tik tai pridėjau karoliukus, ko nebuvo štai šitose girliandose. Man kažkaip atrodė, kad švieselės atrodys gražiau, jeigu tai bus karoliukai. Taip pat iš anksčiau turiu išsiuvinėjęs štai tokį keksiuką ir ledinuką, ir iš jų visų planuoju padaryti pagalvėlės kada nors, bet kaip matote, tai dar tik planuose. Tai tiek apie šitus darbus. Dar vienas mano 2024 metų pabaigtas darbas yra štai toks biskornių fizalis. Schema pirkta Etsy. Tai čia viršutinė pusė. O štai čia apatinė pusė. Ir irgi, kaip mato, dar neapipavidalintas, tai laukia apipavidalinimo šitas darbas. Ir labai tikiuosi, kad artimiausiu metu jį ir apipavidalinsiu. Dar vienas mano pabaigtas darbas, vienas iš 5 mano pabaigtų Dimensions rinkinių 2024 metais. Tai yra Graceful Butterfly. Labai smagėjosi šitas darbelis, labai gražios spalvos, labai gražus perėjimai prie dienos apšvietimo, atrodo kaip gyvas. Dabar, kadangi tenka filmuoti prie dirbtinio apšvietimo, tai nesimato viso jo grožio. Sunkiausia buvo siuvinėti štai šitus lapelius ir štai šitus ornamentus, nes tai yra siuvinėjama metaliku. Bet man pavyko susitvarkyti ir štai tokį gražuolį aš turiu, bet kaip matot, vis dar neapipavidalinta. Dar 3 serijiniai darbai, parodysiu į vieną paskui kitą, tai yra mano kolegėms siuvinėti darbai. Juos artimiausiu metu padovanosiu savo kolegėm. Tai už tai ir skubu nufilmuoti ir parodyti. Tai štai ant tokių drobinių maišelių siuvinėti telefonai. Telefonai todėl, kad mūsų darbas susijęs su kalbėjimu telefonu. Tai štai toks pilkas telefonas. Štai toks raudonas telefonas. Ir štai toks žalias telefonas. Schemą radau internete, jos buvo spausdintos kažkokiam tai greičiausiai ispaniškam žurnale. Tai štai tokie. Tokios mano dovanos. Dar vienas pabaigtas Dimensions darbas. Tai yra Butterfly Beauty.
iš Golden Nuggets kolekcijos. Jį pradėjau per savo gimtadienį pernai metais ir užsiuvinėjau per 7 dienas. Labai smagiai ėjosi. Irgi labai gražus spalvų perėjimai. Amerikietiško rinkimo rinkinys. Be galo smagiai siuvinėjasi. Dar vienas Dimensions rinkinys, kurį pabaigiau 2024 metais, yra štai toks Enough Coffee. Siuvinėtas ant printuoto muslino. Kryžiukai taip pat buvo atspausti. Ką pakeičiau, tai išsiuvinėjau ir va šitą įrašą. Nors pagal viską jo siuvinėti nereikėjo, bet aš nusprendžiau išsiuvinėti. Buvo naujų man dygsnelių, tai yra Satin Stitch ir Stem Stitch. Sunkėjosi man šitas darbas, kadangi tankus audinys, stora adata, labai pavargdavo pirštai vienas dalykas, kitas dalykas labai nervino kreivi kryžiukai, bet jau yra kaip yra. Darbas pabaigtas ir aš labai tuo džiaugiuosi. Tai tiek apie šitą darbą. Dar vienas mano pabaigtas Dimensions rinkinys, tai yra toks Warm and Fuzzy, tokiais meškučiais. Čia yra mano 2024 metų naujametinis pradėtukas. Ir išsiuvinėtas pakankamai greitai, jeigu neklystu, pabaigtas vasario mėnesį. Štai toks gražuolis. Dar vienas mano pabaigtas darbas yra štai toks Halloweeninis siuvinys, Happy Halloween. Siuvinėjau jį ant 32 kaunto violetinės spalvos Evo. Ką keičiau, ko nebuvo schemoje, tai yra štai čia ir čia pridėtas metalikas ir pridėti karoliukai visur, kur matot. Šito nebuvo, bet man taip gražiau, nes darbas tada gauna kitokio šarmo. Mano laumė turi būti pasipuošus. Tai štai toksai darbelis. Dar vienas pabaigtas mano darbas, kurį kovo mėnesį nusipirkau iš vienos merginos, kuri pardavinėjo šitą rinkinį, tai yra Stony Creek rinkinys Anteasy serijos ir vadinasi Anteasy Talks. Rinkinyje taip pat buvo štai toks rėmelis, į kurį iš karto būtų galima apipavidalinti darbą, tik tai tiek, kad jis man nelabai patinka, aš norėčiau jį pakeisti. Tai kai tik nusipirksiu rėmelį, tai manau, kad iš karto ir apipavidalinsiu. Ką pakeičiau šitam rinkinį, tai rinkinyje buvo 14 kaunto baltos spalvos Aida, aš keičiau 28 kaunto baltos spalvos Eva. Tai štai. Toks. Dar vienas pabaigtas darbas, kurį išsiuvinėjau per 4 dienas, tai yra štai toks Ankor rinkinys. Jame taip pat keičiau audinį, siuvinėjau ant 14 kaunto Aidos, rinkinyje buvo, jeigu neklystu, 11 kaunto, tikrai stambesnė Aida. Tai keičiau smulkesnė, nekeičiau į varliną, nes beveik visas plotas užsisiuvinėja, neužsisiuvinėja tik tai šiek tiek štai čia. Bet manau, kad tai nėra bėda, įsirėmins ir nelabai matysis, kad tai apskritai yra Aida. O gal nesirėmins, gal aš iš jo ką nors pasiūsiu. Žiūrėsim. Tai Sunflower Field. Labai smagiai siuvinėjasi šitas darbelis, kaip minėjau, užsiuvinėjau per 4 dienas. Dar vienas mano pabaigtas darbas, tai yra štai toks stempleris Ukraina, siuvinėtas ant 32 kaunto baltos spalvos Evo, darbas didelis. Viso labo 6 spalvos, čia yra Liubov Nižnij Kovalčiuk sukurta schema.
Metus palikau 2022, kadangi Sempleris buvo sukurtas prasidėjus karui Ukrainoje ir metus norėjau palikti tuos, kada tai įvyko. Labai smagiai siuvinėjasi, labai gavosi lygus kryželiai, dėl to labai pamėgau šitą audinį. Nes kažkaip ant šito audinio ypatingai lygus kryželiai gavosi. Tai tiek apie šitą darbą. Dar vienas pabaigtas darbas, tai yra Riolis rinkinys Ripe Cherry. Tai vėlgi šitam rinkinyje keičiau audinį, buvo 14 kaunto baltos spalvos Aida, aš keičiau 28 kaunto baltos spalvos Eva. Siuvinėjasi pusvilnė, kas įdomu šitam darbe, tai kad praktiškai visam darbe ir raudonuose atspalviuose, ir štai čia fone, ir šitam padėkle pasitaiko, kad apatinis kryžiukas siuvinėjasi viena spalva, viršutinis kita spalva ir užtat nėra blendų. Tai kaip ir gaunasi, kad pusinių kaip po tokių nėra, bet pusiniai siuvinėti reikia, kadangi iš jų susidaro pilnas kryžiukas. Šitam rinkiniui turiu porinį, kurį siuvinėsiu šiemet, tai Ripe Blueberry. Dar vienas Riolis rinkinys, kurį pabaigiau 2024 metais, tai yra štai toks, tai yra The Holiday, jau siuvinėtas mulinės siūlais. Ankor buvo įdėta siūlai į rinkinį, tai šitam rinkinį taip pat keičiau audinį. Rinkinyje buvo 14 kaunto baltos spalvos Aida, aš keičiau į 32 kaunto Vintage Blue Whisper liną. Vienu metu buvau suabejojus, ar gerai padariau, nes kai kur siuvinėjama 3 gijom, bet rezultatas man patinka. Tai štai tokį gražuolį pabaigiau. Keliaujam toliau. Dar vienas Dimensions rinkinys, kurį pavyko pabaigti per praėjusius metus, tai yra 2023 metais pradėtas rinkinys Dimensions Balloon Glow. Šiek tiek išsikreivino darbas, išskalbus ir išlyginus, kadangi visas dangus va čia. Ir štai čia siuvinėjama pusiniais kryžiukais pagrinde, tai už tai truputėlį jisai kreivas, bet aš manau, kad kai rėminsiu, aš jį vis tiek reikės iš naujo lyginti, tai aš jį ištiesinsiu. Labai smagus darbas, siuvinėjasi pakankamai ilgai, kadangi yra nemažas, o ir buvo sunkumų, kadangi buvo pusiniai ir 5 gijom, ir 4 gijom, tai pavargdavo pirštai, bet rezultatas man labai patinka. Gavosi labai gražus darbas, labai spalvingas, labai gyvas. Siuvinėjau ant 18 kaunto Ivory spalvos Aidos, kuri buvo rinkinyje. Tai tiek apie šitą darbą. Dar vienas pabaigtas darbas, tai yra Viktorijos Pachomovos autorinė schema Pušų vainikas, siuvinėtas ant 32 kaunto natūralios spalvos blizgaus su sidabriniu blizgesiu audinio Evo. Sudėtingas buvo šitas darbas, kadangi buvo ir kryžiukų, ir pusinukų, ir viena gija, ir 2 gijom, daug backstitcho, kuris irgi siuvinėjamas ir viena, ir 2 gijom, vienu žodžiu, sunkiai ėjosi, buvo sunku skaičiuoti ant šito audinio, kai kurios spalvos, kol nebuvo apvedžiotos kontūrais, praktiškai liejosi su audiniu, tai labai prastai matėsi, kur ir ką siuvinėti, bet rezultatas man labai patinka. Iš jo darysiu didelį pinkypą, kokių jau esu padarius daugiau. Norėjau pradžioj pasipuošti
23 metų kalėdom jau šitų išsiuvinėtų darbų namus, po to 24 metų kalėdom, bet kaip matot, vis dar neapipavidalintas. Tai tiek. Na ir paskutinis mano pabaigtas darbas ir jo poriniai darbai, tai pabaigtas darbas yra štai šios Lukas aguonos, o 2 poriniai pabaigti darbai yra štai tokios dar aguonos prie jų. Šitas 2 mažesnės aguonas esu išsiuvinėjus jau po 2 kartus. Vieną mažesnį rinkinį turiu kažkur tai savo pabaigtų darbų dėžėje, bet tada neturėjau patirties, tai buvo mano pirmas darbas ant lino ir nežinodama, kiek nusipirkti audinio, paprašiau, kad paskaičiuotų parduotuviai, tai ir paskaičiavo va taip, be paraščių. Tai nežinau, ką su juo toliau daryti, kaip jį apipavidalinti, nes drėminti tai iš viso ne variantas, o toliau žiūrėsim. O šitą esu išsiuvinėjus dovanų ir padovanojus, o norėjau turėti savo, tai šitus išsiuvinėjau 23 metais, o štai šitą pradėjau 23, o pabaigiau 24 metais. Labai gražus darbas, visuose rinkiniuose keičiau audinį iš 16 kaunto aidos į 32 kaunto antique white spalvos liną. Rezultatų esu be galo patenkinta. O dabar įdėsiu nuotraukas tų darbų, kurių prie savęs neturiu, nes buvo padovanoti, tai įdėsiu tik nuotraukas, ant ekrano užrašysiu, kas tai per darbai ir gero žiūrėjimo. Tai tiek mano išsiuvinėtų darbų. Ką galiu pasakyti apie savo praėjusius metus? Per praėjusius metus išsiuvinėjau 56 darbus ir iš viso išsiuvinėjau 251 055 kryžiukus per metus. Tai, sakyčiau, yra labai neblogas rezultatas. Tačiau nukentėjo mano apipavidalinimo darbai, nes, kaip matot, daug kas turėjo būti apipavidalinta, bet neapipavidalinta niekas. Apipavidalinta buvo tik tai, ką siuvinėjau savo draugiam dovanų, tai juos
tuos apipavidalintus ir padovanotus darbus matėte nuotraukose, kadangi jų neturiu su savim. Tai ko norėčiau palinkėti? Norėčiau palinkėti sau daugiau apipavidalinimo darbų, tegul ir nedidelių darbų, bet juos apipavidalinti, kad jie jau būtų sutvarkyti ir būtų paruošti naudoti. O jums linkiu, kad siuvinėjimo mūza nepabėgtų, lygių kryželių, daug naujų pabaigtų darbų, naujų pradėtų darbų ir iki kito susitikimo.